Jeigu mes per gyvenimą eitumėm visą laiką, be jokių iššūkių, be jokių dalykų, kurie mumis tiesiog sukel kažkokį dalyką, kažkokį tai emociją, kažkokį tai praėjimą, kažkokį tai galimybę kažkur patobulėti, mums tiesiog būtų neįdomu. Mes sielos būsenoj viską tą jau turim, viską tą patiriam. Ir jau dabar mūsų sąmonė jud link sielos. Kuo toliau link sielos. Kuo toliau, tuo daugiau pozityvo. Nesakau, kad negatyvą mums reik. Per iššūkius mes galim eiti su džiaugsmu, su dėkingumu, kad mums iš vis yra, kad mes augtumėm, su susidomėjimu. O, kaip įdomu, iššūkis kažkoks. Gerai, kaip aš šitą dalyką galiu išspręsti. Nors ir kas tai bebūtų tavo gyvenim dabar, tai kažkas, kas galvoj tau dedas, ar kažkas gal išoriai tau dedas. Kas ten bevyktų, tu eik į tą dalyką su susidomėjimu, su kažkokiu tai noru, žinojimu, kad tu gali šitą praeiti ir pasirinkti praeiti be jokio skausmo, be jokio sunkumo, be jokio negatyvo. Tiesiog susidomėjimu. Kaip įdomu, gerai, kaip aš galiu šitą iššūkį spręsti dabar. Nes tas ir yra. Atrodo, aš irgi pats žinai pagalvoju, blemba, ką būtų gerai, ne? Nieko nereikštas, krykštauju, pozityvs tau, laimi, džiūgauju. Bet kažkokiu momentu tas dalyks taptų tiek banalus, tiek nebedomu, kad, depresyvi žmonės susirgtų. Ir tas dalyks, kad mes vis laik turėjom ir turėsim iššūkius. Ir tie iššūkiai vieni bus lengvesni, kiti bus sunkesni, jeigu nori vadinti, nors ne visi ir vienodi neutralūs, mes tiesiog pasąmoniškai duodam kažkokį tai reikšmį tiems dalykams, kažkokį tai emociją pridedam, kažkokį tai definiciją duodam tiems dalykams. O yra ypatingas svarbu suprasti, kad tie iššūkiai padaro ton žmogų, katras tu dabar esi, katron tu dabar iškalė iš to akmens, katron sunku ir kalti, galim sakyti, sudėtinga, iššūkį keliantis dalyks, bet jeigu ne tai, tu nebūtum tas, kas tu esi dabar. Jeigu ne tai, tu nepatirtum, jeigu ne iššūkiai, jeigu ne tie sunkumai, tu nevertintum pozityvą, tu nevertintum meilės, tu nevertintum dėkingumą, tu nevertintum aukšto dažnius. Tai ir žiauriai svarbu, tai kas dabar bebūtų, kur tu bebūsi dabar, vertink tai. Nes aš dabar asmeniškai irgi praeinu nuolydį. Aš praeinu nuolydį ir aš ieškau priežasčių, dėl ko aš galiu būti dėkingas dėl šitam nuolydžiui. Kaip aš galiu įvertinti šitą dalyką, kaip aš galiu išmokti šitą kažkokią pamoką, kurios galbūt dar net nesuprantu. Aš einu taip pat per dalykus, aš nesu kažkoks robotas, katras pastoviai krykštaun. Aš esu žmogus lygiai taip pat kaip tu. Kaip man šakosi niekinga. Aš tai myliu.